gamyklą, esu Darius Gudutės, Pagirių gyventojas Vilniaus rajono. Mes čia susirinkom palaikyti vietinį Pagirių bendruomenę, kuri protestuoja ir yra labai susirūpinusi dėl gamyklos pastatytos tarp namų, vidury gyvenvietės, kuri bus tarši ir bus naudojamos cheminės medžiagos ir taip toliau. Jinai pastatyta be leidimų, nelegaliai. Todėl dabar nuėjo ir atstovai į aplinkos apsaugos ministeriją pasikalbėti, aš nežinau, tenai ką jie pasikalbės. O aš norėčiau jums parodyti vienos dienos bandymo gamyklos rezultatą. Reiškia, šiandien buvo nuo kaimyno automobilio nurinkti medžio drožlės nurinktos. Čia vienos dienos, netgi ne paros, o dienos bandymo rezultatai, reiškia, medžio drožlės. Ten, kur turėtų būti katalizatoriai, pavyzdžiui, arba kažkokios tai filtrai, kad nepatektų į aplinką, reiškia, tokie dalykai, mes per vieną parą surinkom. Tai čia yra namas tas nutolęs mano kaimynai, reiškia, ir aš tam pat gyvenu, 300 metrų nuo kaminų. Tai va. Vandenvietės antra Vilniaus vandenvietė, kurios zonoje yra pastatyta gamykla, reiškia, yra antra. Pirma iš Baltarusijos pusės, kurią mes visi dabar geriam vandenį, Vilniaus miestas svečiai ir taip toliau. O čia pas mus antra. Ir jeigu, tarkim, netyčia atsitiktų pas Baltarusijoje, kas labai realu su elektrinė, kažkas atsitiktų, tai būtų pirma vandenvietė čia mūsų, Pagirių taip vadinama. Ir tada turėtume visi gerti vandenį ir Vilniečiai. Atsarginė taip išeina, taip, rezervinė. Jinai rezervinė, jo. Taip. Ir jeigu, tarkim, toks pastoviai tarša, formaldehidai bus naudojami tonomis, ne šimtais kilogramų, tonomis bus naudojami. Ir tokią taršą, reiškia, mes ant vandens. Tai praktiškai pats didžiausias mūsų Lietuvos resursas vanduo yra. Ir visi Lietuvos gyventojai. Po to, reiškia, mes gyvenam prie upės, upė vadinasi Vokė, Vokė įteka į Nerį, Neris įteka į Nemuną. Geografiją mes žinom ir visos tos gerybės visiems Lietuvos gyventojams bus padalintos, kas per tos kaminus eis. Šiandieniniam kontekste, kai Lietuva šitokias didelės pastangas deda į žaliąjį kursą, į ekologiją. Mes visi mokam didelius mokesčius, kad automobiliai užregistruoti, kad dėl ekologijos viskas tvarkoja, viskas teisingai. Bet kai mes čia visi reiškia stengiamės apsaugoti gamtą, mes turim pašonėje pastatytą nelegaliai gamyklą. Tai va. Dabar pasikeitė vėl direktorius, dabar kiek žinau, direktoriai vadovauja gamyklai. Nežinot priežasties, kodėl prieš tai buvęs direktorius išėjo iš darbo? Ar atleido jį? Aš žinau, mums pasakė savininkas, pats buvo atvažiavęs, savininkas, aš žinau, ką jisai pasakė. Jisai pasakė, kad jį apgavo. Tai aš nežinau, kaip jie apgavo, bet jisai turėjo žinoti, kaip jisai apgavo. 220 milijonų, kaip jie deklaruoja, kad investavo šitą gamyklą ir reiškia, jį taip paprastai apgavo. Tai ar jūs tikit, galbūt jūs tikit, aš netikiu, man atrodo, kad tai kažkas negerai. O dabar gamyklos direktorė, atsiprašau, vietinė gyventoja gamyklos direktorė, ar... Aš nežinau, aš nepažįstu nieko ten asmeniškai šiaip iš tikrųjų. Aš tik žinau, kad lobistus buvo pasamdę, ar yra jie dar pasamdyti, kurie pramušinėjo, nežinau, kažkokiu būdu, ten vaikščiojo po lobistai. Jie vaikšto po valstybinės įstaigas ir gina interesus savo klientų, teisingai. Žmonės mes esam neapginti. Aš šiaip tai, čia buvo parašyta labai daug Pagirių ateitį. Jūs supraskite, tai ne Pagirių ateitis, tai visos Lietuvos ateitis. Vanduo tai mūsų resursas. Lietuva unikali valstybė turinti savo vandenį, suprantat? Mes visi galime iš upės pasisemti ir atsigerti ir nieko nesitiks. Ir mes visoje to istorijoje, reiškia, visą šitą reikalą. Aš žiemą, kai buvo vykdomi bandymai, kai tada išsiskyrė šitie pavasarį, žiemą, kai išsiskyrė šitos drožlės, atskrido iki mūsų namų, aš specialiai nuvažiavau į Vilniaus miestą, Vilniaus miesto teritoriją, daug Vilniečiai turbūt žino, už Užsienio gatvę. Ir išlipęs iš automobilio, ne vėlyvą vakarą, daug transporto,
Atsistoju ir klausau ir girdisi gamyklos darbas. Girdisi, tai kokia vizualinė tarša, aš jau nekalbu, o garsinė tarša neįmanoma bus miegoti, neįmanoma bus gyventi. Mus tiesiog išvaro iš mūsų gyvenamosios vietos. Ačiū. Na, problema yra žinoma. Sakykite, gerbiamas Raimondai, kaip galima būtų spręsti šią problemą, kuri yra susidariusi dėl gamyklos veikimo, neveikimo Pagiriuose? Gal iš pradžio reikėtų pagalvoti, dėl ko ta problema atsirado. Dėl to, kad yra neklausoma žmonių, neklausoma jų nuomonės ir normaliai valstybėje taip neturėtų būti, kad iš viršaus tau ant galvos nuleidžia bendruomenė vidury miestelio kažkokią tai gamyklą. Pradžiai turėtų būti apklausti žmonės, padaryta situacijos analizė. Ir jeigu žmonės sakytų, o, mums labai gerai šitą gamyklą, mums šito darbo vietų, pakentėsim su dulkiam susitaikyti. Tai iš pradžio reikia susitarti su žmonėms, o paskui statyti gamyklą. O pas mus yra problema, kad nuleidžia mokesčius visokius iš viršaus, supranti, gamyklą pristato, dar kažkas, taip pat Paneriaus aikštelė, tas puikiai žinai. Niekas jų neklausia, tyliai ramiai. Kai atvažiuoja tikrintojai, garsas dingsta, išvažiuoja tikrintojai, garsas dingsta. Tai va čia yra problema, kad žmonių Lietuvoje dabar niekas absoliučiai nebeklauso. Niekam nerūpia nei žmogus, nei ar jis, pavyzdžiui, sugebės mokesčius sumokėti, nesugebės. Yra viskas kraunama iš viršaus ir visiškai neatsižvelgiama į žmonių nuomonę. Normalioji valstybė pirmiausia turi eiti žmogaus nuomonė, jo interesai, o paskui tai, ką galvoja valdžia. Valdžios problema yra ta, kad jie galvoja, kad jie yra amžini. Bet realiai valdžia ir yra, kas yra valdžia? Valdžia privalo tarnauti žmogui, bet jie užsimiršo ir dabar žmonės tarnauja valdžiai. Tai čia yra sisteminė problema visoje Lietuvoje. Neturi būti. Normalioje valstybėje nėra nuleidžiama iš viršaus. Normalioje valstybėje iniciatyva kyla iš apačios, iš bendruomenių, seniūnaitijų ir panašiai. Tai va, čia mano tokia nuomonė. Ačiū. Paklausit, kaip spręsti šitą problemą. Aš manau, kad reikia gerinti visų pirma Lietuvos investicinę aplinką, kad mes nepriimtume bile ko ir bele kur, kad turėtume tiesiog surinkti mokesčius. Čia yra tokia labai svarbi Lietuvos problema. Ir aišku, be abejo, tarimasis su gyventojais, su bendruomenė yra pirmas klausimas, kuris turėtų kilti valdžiai einant su investicijomis. Taip, kaip čia buvo padaryta, tai tikrai toks dalykas labai nesveikintinas, nes pritrūko ir skaidrumo, ir komunikacijos, ir rezultatas yra toks, koks yra, bet svarbiausia yra tiesiog, kad sveikata bendruomenės gyventojų Pagirių būtų išsaugota ir aš manau, kad šitas investicijos turi trauktis. Ačiū. Aš pats nesu Pagirių gyventojas, aš esu Rudaminos gyventojas. Ten buvo su paukštyno problema ir tuo pačiu laiku buvo per tos pačios valdžios procese buvo Pagiriuose. Faktiškai labai panašus mechanizmai vykdant statybas, vykdant rekonstrukcijas, arba duodant arba neduodant leidimų. Nepasitarus iš tikrųjų su mūsų bendruomenės